žaisime prieš savo grupės lyderius, kurie šiame sezone dar nėra pralaimėję. Tai kaip komanda ruošiasi šiam svarbiam susitikimui? Jo, atvažiuoja po grupio lyderiai ir išreikšti tikrai du gynėjai, kurių rankose visas žaidimas. Tai yra, aišku, Benedekas, Varadis ir Zoltanas Perlas, pagrindinis skoreris. O taip pat yra labai gerai puolime ant kamuolių einanti komanda. Tai bus daug reikalų. Tai nėra labai atletiška komanda, bet jinai yra labai fiziškai žaidžianti. Tai nesitikėkim turbūt tokių rungtynių kaip su Šiauliais, kur tos gynybos nebuvo nei iš vienos, nei iš kitos komandos. Kokie yra pagrindiniai komandos tikslai šiose rungtynėse, žinoma, be pergalės? Kaip ir sakiau, kontroliuoti tuos du jų pagrindinius gynėjus, kontroliuoti lentą ir aišku padaryti to, ko nepadarėm paskutinėse keliose rungtynėse LKL, tai yra tų solidesnių atkarpų gynyboje. Nes čia tikrai juokauti negalim ir pastarusios 2 treniruotės parodė, kad žaidėjai tikrai teisingai sureagavo į tas paskutinės rungtynės ir labai tikimės, kad tą rimtumą atsinešim rytoj į rungtynės. Kokių emocijų ir nusiteikimo tikitės iš savo komandos? Maksimalaus ir tas emocijų lygis visą laiką priklauso nuo mūsų fanų. Tai lapkričio mėnesį mes nežaidžiam nei vienų rungtynių BCL, namų rungtynių. Tai visus kviečiame ir praeitas rungtynės, kiek žinau, buvo 3700 kažkiek. Tai būtų gerai tą 4000 kažkaip peržengti ribą ir mums kiekvienas balsas svarbus, kiekvienas tos 2 iškeltos rankos, kiekvienas tas mojuojamas šalikas svarbus, mus vedant į pergalės. Vėl atvažiuoja lyderis ir turim tą statusą savo pogrupę pakeisti, bet vėl keisim tik tai fanų pagalbą. Kokia yra jūsų žinutė komandai prieš rytojaus mačą? Būt geresniais negu paskutinėse rungtynėse, turbūt kaip ir prieš kiekvienas rungtynės. Ta pati žinutė, norim gerinti žaidimą, norim rinkti pergalės, nešvaistyti taškų ir norim džiuginti savo faną, kiekvieną faną atėjusi praleisti vakarą su mumis.